Ar gerai? Gerai! Sveiki, mėlyjeji! Su jumis Žiburio žinios ir mes, jūsų mėlyjeji vedėjai, kurių vardus ir taip žinote. Šią savaitę mūsų žinias pradėsime su rubrika Klausimėlis. Ir jų vedėjų Misteriu Klaustuku. Pažiūrėkime. Mokslininkas, ne? Taip, o ko jis pasižymėjo? Kažką išrado. Ką išrado? O ką galėjau išrasti? Man 3 variantus atspėsiu. Degtukai, tušinukas, dinamitas. Dinamitą. Rimtai? Jo. O už kokias sritis būna duodama Nobelio premija? Ten už išradimus arba kažką tokio labai garsaus padarant. Nobelis buvo tas žmogus, kuris išrado, žinau, dinamitą. Iš jo, kiek suprantu, ten sukaupto turto, jis palikimą paliko, kad būtų apdovanota tiem žmonėm, kažko pasižymysiems, žinau šitai. Ją įsteigė Nobelis. Už kokias sritis yra apdovanojami žmonės? Fizika, chemija, O ką dar? biologija. O ką gauna žmonės laimėję Nobelio premiją? Nobelio premija. O tai kas įeina į tą premiją? Medalis ir piniginis prizas kažkoks. Kažkoks taip apdovanojimas. O už kokias sritis jis yra duodamas? Gal už sporto kokias, neįsivaizduoju iš tikrųjų. Kad čia apdovanoja žmonės, kurie ten nusipelno moksliniuose, taikos Nobelio premija yra, čia nelabai daug ką. O gal žinai, kuo pagarsėjęs yra Nobelis? Dinamitą išrado. O ką gauna žmonės laimėję Nobelio premiją? Tapę laureatų. Nobelio premija, pinigų. Kai žmogus gali laisvai manyti, išsakyti savo nuomonę. Apie ką? Apie viską. Kaip žmogus nuo nieko nepriklausomas ir mąsto laisvai. Kažkas su laisvė susiję. Kuo laisvė? Kai žmogus gali daryti, ką nori, laisvai pasirinkti jo. Ką pasirinkti? Kaip elgtis? Gal koks kaip žmogus, kuris elgiasi laisvai labai. Man taip atrodo. Laisvamaniškas žmogus, tai va. Laisvamanis, ką noriu, tą galvoju, ką noriu, tą sakau, ką noriu. Kaip noriu, taip elgiuosi, ne visai. Kai laisvai manai, ką nori. Apie ką? Galvoji, ką nori. Maždaug. Apie viską? Apie viską, jo. Čia gal koks, nežinau, kaip pažiūra, laisvai manyti. Su kuo susijus ta pažiūra? Nežinau, su bendravimu. Taip. Laisvamanybė, tai aš suprantu, yra, kai nepripažįsta oficialaus tikėjimo religijos, kai laisvamanis žmogus yra, jisai nepripažįsta, tik aš taip galiu paaiškinti. Kas yra laisvamanybė? Tai laisvas žmogaus mąstymas. Apie ką? Apie pasaulį, gyvenimą, žmonės, bet ką. Laisvamanybė yra laisvos pažiūros. Jo. Kokios pažiūros? Apie ką? Apie ką? Religinės, politinės, laisvos. Laisvamanybė. Jo. Ačiū draug. Užsiplėčiau ką nors? Trusikus, Labas vakaras, dėl techninių kliūčių tai yra plyšusių triusikų Domantas, daugiau nebeveš žinių. Dėl suplyšusių Domantų triusikų šiandieną žinias pabaigsiu su Saulyte Mariumi. Ir kita mūsų rubrika Sporto pasaulyje. Sveiki visi Žiburio sporto pasaulyje! Šį šeštadienį vyko rekata, kurioje Žiburys užėmė 1. vietą. Taigi aš sportuolis iš įvykio vietos iškart kalbinu mūsų varžybų nugalėtoją, lyderį Darių. Ir tada pirmas klausimas būtų toks, kaip sekėsi? Labai puikiai, iš tikrųjų. Iš pat pradžių, kadangi paleidau visus kartu, tai ir plaukim maždaug to lygiai, paskiau po biškį ir klavom ir išsiveržėm į priekį. O paskiau ant pačio galo, kaip žinoma, mes laimėm 1. vietą. Kadangi tai buvo turbūt nenaujiena, kad 1. vietą mes laimėjome, galbūt koks nors buvo specialus pasiruošimas, kokių dopingų privartota ar nebuvo tokių dalykų? Na, mums paskambino mokytoja Škleriūtė visiems ryte ir buvo toks paliepimas, kad grikių košį suvalgyti daug, kad būtų daug jėgų. Tai čia grikių košė gaunasi kaip kažkoks steroidų pavartojimas arba prie workouto koksai, taip gauna? Na, grikiai duoda daug jėgų, daug. Matot, kad jeigu vartoja grikius, paėmė 1. vietą. Ačiū labai už interviu. Šau. Iš karto turbūt šita diena buvo šitos dienos įspūdingiausios varžybos. Kaip galite pakomentuoti šias varžybas ir kaip jums sekėsi? Nuostabiai. Svarbiausia, labai gerai irklavo mokytojas Vytautas Blekaitis.
Niekada taip neirklavęs kaip šiemet. Turim iš NBA skautą, Vidmantą, Bulių atstovą. Ragai į kitą pusę užsilenkia, bet to išdygs kiti. Kaip matėme, parirklavote su oponentais. Kaip tai galite paaiškinti? Kadangi svečiai pirmą kartą sėdėjo valtyje ir pirmą kartą irklavo, tai mums kažkaip jau tokią patirtį turintiems nebuvo gražu juos lenkti. Nu, ryškiai stipresni, bet tai ką daryti? Reikia gert varžovą ir... Vis dėlto aš grįžau ir mano fizikai pakeisti. Ačiū Mariui. Bet dabar padėkosime dar kartą Mariui, kadangi tai jo rubrika Saulytės Mariaus sveikinimai. Sveiki Saulytės, su jumis Saulytė Marius. Šiandien savo rubriką pradėsiu gimtadieninėmis eilėmis. Štai tavoji diena, kuri metuose tik viena. Tad linkiu džiaugsmingų dienų, su gimimo diena tau tariu. Šiomis eilėmis noriu pasveikinti Virginiją Baronienę ir Edviną Jančiorą su jų praėjusiais gimtadieniais. Taip pat noriu pasveikinti Žiburio žinias pasiekus 900 like ribą Facebook puslapyje. Ir noriu perduoti linkėjimus Evelinai Paužaitei nuo 1 D klasės vaikinukų. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, sveikinkit ir būkite pasveikinti. Šią savaitę žiniose tiek. O dabar komercinis pasiūlymas labiau orientuotas merginoms. Metų jaunikių tituluojamas Adolis Inkevičius ieško merginos. Perspektyvus bachūras. Taip, kad jeigu norite jos pažinti, prašom kreiptis į mane. Ir su jumis buvo Žiburio žinios. Ate! Ar gerai? Gerai! Oi gerai! Oi gerai, gerai, gerai! Oi gerai! Kutė, žiūri! Tai buvo mandras, ane? Važiuosim, ateik čia, pasportuosim. Ką yra problemų? Ieškai problemų?